Labas vakaras, aš esu Dominykas Vaitiekūnas ir su jumis sveikinasi penktadienio publicistika. Jau visai netrukus jūs sužinosite tik čia ir tik šiandien ir tik mūsų laidoje visą tiesą apie Povilą Kruoklį. Kodėl šis žmogus nesinaudoja Facebooku? Kodėl jisai norėtų, kad atgimtų mitologinės būtybės? Kodėl jisai nedalyvaus Seimo rinkimuose? Kodėl jisai savo visas jėgas skiria mokslui? Kodėl? O kodėl? Tik čia, tik šiandien visa tiesa apie Povilą. Sveiki, esu Povilas Kruopis iš Kauno Jėzuitų gimnazijos 6C klasės. Po pamokų lankau hip-hopo šokius, taip pat jaunųjų kompiuterininkų mokykloje ir nesinaudoju Facebooku. Nes mano manymu jis paviešina per daug informacijos šiaip. Kągi tu slepi nuo plačiosios visuomenės? Aš neslepiu nieko, bet jeigu tai bus panaudota blogiems tikslams, man tai nepatiks. Pasakykite, mokytoja Regina, koks yra Povilas? Povilas yra labai intelektualus, apsiskaitęs, daug ko domisi, nuoširdus labai ir mums daug padeda klasės veikloje. Ar tu turi autoritetų? Pavyzdžiui, didžiuosius pasaulio fizikus, tokius kaip Einšteinas arba Hawkingas, nes pats svajojau tapti astrofiziku. Kaip įsivaizduoji Lietuvą po 100 metų? Tikiuosi, kad Lietuva po 100 metų bus bent dvigubai didesnė, mūsų mokslininkai sukurs tokių naujų išradimų. Jeigu turėtum galimybę eiti į Seimą, ar eitum? Ko gero, kad eičiau, jeigu nebūtų kokių nors žmonių labiau sukurtų valdžiai negu aš. Aš manau, kad aš esu labiau sukurtas mokslo negu valdžiai. Ką galite pasakyti apie savo klasės draugą Povilą? Jis labai protingas, labai aktyvus pamokose. Vėluoja į pamokas? Ne, niekada. Taip, ji pasakė taip. Taip, kartais vėluoja. Povilas yra mandagus, santūrus, per geras trupučiuką. Pasakyk tavo manimu, kuo skiriasi vaikas nuo paauglio? Vaikas domisi įvairiais vaikiškais dalykais, žaisliukais, darželiu, smėlio dėžėm, o paauglys jau yra labiau subrendęs žmogus. Ar jautiesi tikrų paauglių? Šiuo metu taip. Ar išgyveni didelės brendimo kančias? Ne, nelabai. Povilas kol kas didelių brendimo kančių neišgyvena, nes jis koncentruoja visą savo intelektinę galią, dvasinę galią ir fizinę galią į mokslą. O kas iš to bus, pamatysime finale. Sveiki, aš esu Dominykas Vaitiekūnas iš Vilniaus. Šiuo metu mokyklą jau esu baigęs ir ne vieną, o šalia manęs sėdi ypatingas svečias, kuris to jau jums pats prisistatys. Sveikas, aš Dominykas, o tu? Sveikas. Aš esu Martynas Juzukonis iš Kaišiadorių Vaclovo Diržado progimnazijos. Mėgstu konstruoti, žaisti kompiuterinius žaidimus, groti akordeonu. Štai Martynas Juzukonis groja akordeonu, moksle nardo jis kaip ruonis, nori tapti karininku. Ką galėtumėte, panelė oranžiniais sportbačiais, papasakoti apie Martyną? Na, iš tikrųjų, jis yra labai linksmas, visada padeda, daug šypsosi. Jis yra labai paprastas, niekada nepaliks bėdoj ir, nežinau, tiesiog geras draugas. Mėgstu konstruoti mašinas, visokius karinius įrenginius. Iš medienos mėgstu kalti, drožti. Aha, o ar droži iš pamokų? Ne. Šio rudeniško medelio įkvėpti mes kalbiname Martyno klasės auklėtoją. Sakykite, be to, kad Martynas yra gabus, protingas, geras, kokios dar jo yra savybės? Martynas yra atsakingas vaikinas. Jeigu jam yra skirtas darbas, tai galima sakyti, kad 100% jis bus atliktas ir galima juo pasitikėti. Kas mėgsta nusirašinėti nuo Martyno, pakelkit rankas? Ai, daugmaž niekas. Ar tau Lietuvoje gyventi gera? Taip. O sakyk, ar yra dalykų, kuriuos norėtum pakeisti Lietuvoje? Norėčiau pakeisti automobilius, kad būtų elektriniai. Daugiau vėjo jėgainių, kad būtų Lietuvoje pastatyta, kad daugiau žmonių bandytų rūšiuoti šiukšles. O kokią profesiją norėtum pasirinkti? Karininku. Aš karininku norėčiau būti tokių būrių kaip tenais, kad po žemės drebėjimų. Norėtum teikti humanitarinę pagalbą? Taip. Už Martyną visada! Štai tokie mūsų ketvirtojo etapo dalyviai.